paskutiniai su mintim, kad sakė, kad būtų inscenizacija. Net nei pirmos nebeatskaičiau. Kas čia? Čia tas Vilnius koks aš, ne? Nu, Vilnius City Strangers. Briedis laimė. A, čia va? O, visur mes jam jo. Labą rytą visiems. Labai juokinga, turbūt daugelį jau turbūt visiškai nelabas rytas. Mums čia kava ateina. Gerai, kai operatoriai atneša. Mes tradiciškai vėluojame. Aš manau, kad tuoj mes keisime pavadinimą. Turbūt 5 minutės pavėluoti su kava plus knyga. Bet aš, super. Taigi, noriu šiandieną tokią naujieną priminti, iš tikrųjų, dar priminsiu tie, kas nesupranta, kas čia vyksta, bet jau tikiuosi, kad yra, kurie supranta, kad tai yra knyga plus kava ir knygos teatro skaitymo iniciatyva nauja. Kviečiamės žmonės, pasiekus savo gyvenimą, įdomus žmonės, kol kas dar menininkai ir labai juokingai, iš tikrųjų, daugeliu žmonių netgi 10:30 jau pavėlinom renginį nuo 10 iki 10:30, tai pasirodo vis dėlto dar subaigiam ir vėluoti. Kiti sakė, jeigu ateisim su, čia iš menininkų sferos, ateisim tik tada, jeigu prikelsit. Na, tai žodžiu, noriu pasakyti, mums dar pakankamai gilus rytas. Ir Virginija, noriu pristatyti svečią šiandieną, tai yra Virginija Kuklytė, aktorė, puikia aktorė, knygos teatro bendra darbiautoja, galima irgi taip įvardinti tam tikrą prasme, nes Virginija ne tik dirba aktorė knygos teatre, bet naujausias jos darbas tai yra režisūrinis darbas ir knygos teatre jinai režisavo Pakalnučių metai, tai yra premjerinis spektaklis, į kurį visus kviečiame ir pradedam jau gastroles nuo vasario mėnesio. Naujiena būtent šito renginio yra tokia, kad negana to, kad mes šiandien šnekėsime ir vykdysime gražią misiją, skaitymo misiją, tai tie, kurie klaus aktyviai dalyvaus visame pokalbyje, galės gauti pakvietimus į patį spektaklį, knygos teatro visus organizuojamus renginius, nes knygos teatras organizuoja ir skaitymus, ir premjerinis spektaklis, kaip jau sakau, išvažiuoja į gastroles, taip pat mūsų spektaklis, kuriame vaidina Virginija Prabangos, tai jau, tarkim, toksai senbuvis, ar ne, toksai mūsų teatre. Tai va, tai dalyvaukite, rašykite, klauskite, būkite aktyvus ir dovanosime kavos, kofeinas dovanos kavos, o mes padovanosime pakvietimus į kažkurį vieną iš mūsų renginių. Tai viskas, dabar grįžtu prie Virginijos. Tai labas rytas. Labas rytas. Tau rytas ar kaip? Rytas. Dar vakaras. Ai, dar vakaras, dar iš vakar, neatsikėlei. Dar iš vakar. O paprastai kada keliesi, Virginija? Arba 6, arba 12. Tuo prasme. Jeigu į darbą, tai 6, jeigu ne, tai 12. Tai tu nori pasakyti, kad tai nėra reglamentuotas darbas, kur tu galėtum kiekvieną dieną ryte 6 keltis ir važiuoti kažkur, ar ne? Tai gali tu pasirinkti arba tiesiog. Arba parenka kas nors. Arba kas nors parenka. Kuris labiau, 12 ar 6? Ant sąžinės tai geriau 6. O ant gyvenimo ir malonumo? 12. Tada 12. O kaip dažnai? Gerai, santykiai. Kaip dažnai vyksta? Ne, labai skirtingai. Kiekvieną dieną skirtingas dienos ritmas. Jeigu reikia 8 valandą pradėti renginį Šiauliuose, 8 ryto. O kitą dieną reikia pradėti spektaklį 6 valandą vakarą. Tada visiškai sutrumpėja naktis ir diena apsiveršia aukštyn kojom ir jokio sistemos nebėra. Ne? Sistemos nėra. Ir netgi, pavyzdžiui, sako, gydytojai rekomenduoja pačiam pasidaryti sistemą ir keltis visada vienu metu. Bet tada turbūt reikia keltis visada 6. Tai palauk. Bet o jeigu grįžti, pavyzdžiui, iš kokio iš Mažeikių, grįžti 1 arba 2 valandą nakties ir kaip tu kelsi 6. O tai tada 12 keltis. Aišku, pagal situaciją, kaip tavo gyvenimas padiktuoja. Tai čia privalumas ar kaip? Ar kaip tu galvoji, kad 12, jeigu yra toks galimybė pasirinkti, ar geriau vis dėlto sistematingai nuo 8 iki 5 dirbti ofise? Taip ir matau. Taip ir matau tave ofise sėdint ir dirbant. Baigėsi laikas. Tu pagalvo, pati norėtum tokio darbo?
Nu, Kaip gydytojai sako? Gydytojai sako. 7 atsikėlė ir tvarkingai į darbą į ofisiuką 8 valandą. Norėtum? nenorėčiau. Tai geriau taip. Tai geriau taip. Gerai, o tvarko, ritualas, rytinis ritualas, nesvarbu, ar jisai 6 valandą ar 12, koks jis yra? Atsikelti. Ok, toliau. Toliau susirinkti papkutes, darbo knygelę, telefoną, pakrovėją. Ir aišku, negėrus, nevalgius, lėkti pro duris. Taip. Tu pasakai, kad tu nori pasakyti, kad nevalgius, negėrus, išeini į darbą. Nebent jeigu vyras padaro pusryčius, tada valgys ir geras. O kadangi vyras irgi ne visą laiką, turbūt nebūtinai grafikai jūsų sutampa, ar ne? Gerai, tada kaip dažnai tau vyras daro pusryčius? Pasišnekėk, nes tai tokia labai aktuali moteriška tema. Nu kaip dažnai? Nu kaip dažnai? Kiekvieną kartą, kai turim kartu kur nors važiuoti. Tai jeigu nu tai gerai, tada kiek kartų per savaitę? Nu čia taip... Vieną kartą, kitą kartą 7 kartus. Gerai, o statistika tada per mėnesį? Ir gerai, 7 kartus visai jau neblogai pusryčius daro. Ką jisai tau davo, kokius pusryčius? Tu guli, nori pasakyti, tu guli kaip princesė lovoje? Ir jisai taip, labą rytas, brangioji, šokas staiga iš lovos, bėga. Jeigu atsikelia anksčiau, tai dar prieš pusryčius pažaidžia PlayStation'ą, tada padaro pusryčius ir atneša. Klausimas jau yra. Okay. Ar bus spektaklių gimtajame krašte? Nežinau, kieno. O, kiti kokie? Kieno gimtajame krašte? Gal jūsų? Kurio, mano ar mano? Ar mano? Tai gerai, tegul patikslina klausimą, ar mes sugrįšime. Tai aš manau tikrai bus, nes nuo naujų metų, kaip ir sakiau, nuo sausio 1 dienos jau ruošiame visą organizacinį planą ir būtent mūsų veikla yra, knygos teatro veikla yra nukreipta į regionus. Tai kažkuriam krašte vis tiek atsirasime, tikrai per metus kažkur nuvažiuosime. Mano krašte, sakai, bus? Taip, jau, aš iš tikrųjų šiandien turėčiau Virginijos krašte, jau bus, bijau sumeluoti, bet toj minutėlę, vasario berods 21 dieną bus Pakalnučių metai. Bet sakau, kadangi Virginija ir vaidina Prabangose, kuris irgi pradės važinėti neužilgo vasario mėnesį, tikrai bus aktyviai daug veiklos, tai dar patiksliu turiu klausimą, ką nori pamatyti, ar Virginija kaip režisierė, ar Virginija kaip aktorė? Ar Edita nori pamatyti? O dabar geriau čia ir dabar. 2 žmonės, 3 variantai. Arba Šarūną galima pamatyti, kuris daro Virginijai pusryčius 7 kartus į savaitę. Ateisi pamatyti Šarūną, pamatysi Eimutį. Na, visko gali būti. Tai sugrįžkim prie Šarūno, kuris, Virginija, tai yra aktorių pora, šeima. Virginija, Šarūnas ir Virginija yra jo aktorių pora, kurie ir dirba kartais kartu, ir atskirai dirba, visai dirba iš tikrųjų. Tai vat Šarūnas yra tas žmogus, kuris daro pusryčius Virginijai. O tu jam darai kada nors? Ne. Gerai. O valgyti jam iš vis darai? Vadariau kažkada tai. Viskas, aišku, kas šeimai matriarchatas vyrauja, vyras vergauja, tik tai gal net truputėlį pusę valandos pažaisti PlayStation. Ne, jis 2 valandas žaidžia, jis, pavyzdžiui, atsikelia 7 iki 9 žaidžia, tada eina pusryčius daryti. Na, pasisekė jam. Ir laukia, kol tu jisai žaidžia tol, kol tu atsikeli, tada tau padaro. Gerai, pusryčiai, kokie yra tradiciniai jūsų pusryčiai? Arbata. Tai tu kavos negeri, kiek aš žinau. Va, kavos negeri. Nu, čia nesimato, žinau, kad tu kavos negeri, nes aš, pavyzdžiui, kavą geriu ir kuo tai skiriasi? Aš kavos nesu ragavusi. Ai, esu paragavusi, bet išspjovusi. Tai nesu iki skrandžio neranai. Aš manau, kad Virginija, aš dar išduosiu, kad Virginija ir dar nėra alkoholio paragavus. Bet nesimato, ne? Aš manau, nežinau, tegul jo. Užduokit klausimą, matosi ar ne, kad aš vakar negėriau. Na, žodžiu, tai aš manau, kad Virginijai dar ateityje labai daug kas laukia iš tikrųjų. Gerai, tvarko. Na, tai pusryčiai po to einam skaityti, nes iš tikrųjų per daug prisiplepėjom. Žmonės laukia, kol mes šį paskaitysim, o mums smagu plepėti.
Tai pusryčiai, greitai, tradiciniai. Neatsimenu. Arbata. Arbata, mangas Miltas, kiaušinis. supjaustytas, tik ne kiaušiniai, nekepti blynai, nebent bulviniai. Ryte pusryčiams vyras kepa bulvinius blynus, ką aš gyvenime, nedarau aš, tai yra didžiulis procesas, noriu pasakyti, kad Arba sumuštiniai, arba... Nu, kas ten, kas šaldytuvėje yra? viską, žinok, sekantį kartą kviesiu Šarūną, tegul jisai pasipasakoja, kaip jisai tos blynus kepa, Jis dar tau- vergauja tau. Jis dar tau 200 kopūstus skolingas. Ai, nu, mes su 200 kopūstais ateis pusryčiauti ir skaitysim literatūrą. Mes kaip nuo žagrės kalbam, atėjom kavos, knygos, o kalbam apie 200 kopūstus. Bet viskas žmogiška, tai natūralu. Tai esmė tame, kad būtent tas skaitymas ir nebūtų jisai toksai, žinai, pritemptas, išpūstas arba, žinai, tiesiog uždėtas ant pjedestalo. Ne, tai turi būti labai natūralu. Tai mes ir kartais pusryčiaujame su knyga, ir vakarieniaujame su knyga, ir galų gale labai dažnai skaitydami kažką kramsnojam. Tai natūralu ir tebūnie tas natūralus procesas ir vyksta. Gerai, Jurga Ivanauskaitė, Pakalnučių metai. Kodėl, gal pakalbėsim paskui, kodėl tą novelę skaitom? Skaitom. Nu, kol Virga atsivers, tai aš dar papasakosiu, ką nors apie Šarūną iš Bajos, apie kopūstus 200. Iš tiesų sakė, kad jisai labai skaniai gamina, bet man neteko paragauti. Niekaip neįsiprašau pas Virgą į svečius, nes jų praktiškai nebūna namuose. Nei vieno, nei kito. Viskas skaitau. Skaitom. Dvi pasakos apie savižudžius. Antra dalis – Danguolė. Danguolė L. 1960–1987. Visą savaitę persekiojo tas jausmas. Užplūsdavo staiga, gatvėje, troleibuse, darbe, parduotuvėje, šnekantis su draugais, skaitant, per miegus, net sapnuojant, ar vos tik pabudus. Tas jausmas kliūptelėdavo net laike ir net erdvėje. Išplėšęs Danguolę iš čia. Vėl blokštavo atgal, kad ji kankinamai mėgintų suprasti, kasgi nutiko. Danguolė – tai mūsų herojės vardas, neturintis jokios reikšmės aprašytų įvykių eigai. Nieko nepridedas, netimas, nepasakas apie moterį, kuriai yra duotas. Tačiau įprasta žmonės vadinti vardais. Ir aš nieko nenoriu keisti. Pirmiausia, Danguoliai atrodydavo, jog ką tik buvo prisiminusi kažką be galo svarbaus. Privalo šitai išplėšti, apibūdinti tikslių žodžių sąvoką, įsprausti į rėmus ar uždaryti dėžutę, gražiai tvarkingai padėti šalia visų kitų savo išgyvenimų, realių ar susapnuotų. Paskui suprasdavo mėginanti prisiminti tai, ko dar nebuvo. Tačiau išvengiamai bus. Galiausiai, su nenusakomu palengvėjimu, Danguolė visą tai pati savo apibūdindavo kaip laukimą. Ji po keliasdešimt sykių per dieną bėgiojo prie pašto dėžutės tikėdamasi laiškų. Nuo ko? Dėja negaliu pasakyti, nes ji ir pati to nežinojo. Krūpčiodavo ir nuplikyta nuo kiekvieno telefono skambučio. Atsiliepdavo skardžių pakylėtų balsų, nes liepdama nusivylimo labai abejingai kalbėdavo su savo bičiuliais. Ne ten pataikiusiems blokšdavo ištisą pykčio papliupą, nepaisydama, ar kas jos klausosi, ar pypsi ragelėje signalas. Juk iš tikrųjų, pastarųjų buvo daugiausia tikimasi. Danguolės širdis tiesiog plastelėdavo išgirdus nepažįstamą balsą. O stebuklo nesulaukus, kadgi nepyksi. Panašiai atsitikdavo ir dzingtelėjus durų skambučiui. Danguolė trūkgalviais puldavo atidaryti, jautresnius svečius, sutikite, ne visi sugeba pajusti kito sielos virpesius. Stačiai užplūsdavo jos nuožmus liūdesys bei depresija. Ta vakarą Danguolė jautėsi visiškai rami. Skausmingai dilgčiojantis stebuklo laukimas atlėgo. Ji buvo tikra, jei kas ir įvyks, tai šį vakarą. O jei ne, toji keista nuojauta po truputį slūgs, kol galutinai išseks, palikdama nevilties nuosėdas, kartėlį, o galų gale viskas liks kaip buvę.
Greitai sutemo. Danguolė stovėjo prie praviro lango, rūkė žiūrėdama, kad miestas skęsta mėnesienoje. Prie durų dzingtelėjo skambutis. Danguolė krūptelėjo, sviedė nesurūkytą cigarečių pakelį mėnesieną. Užtrenkusi langą nuėjo į koridorių. Nedirstelėjusi pro stiklinę akelę atidarė duris. Įleido svečią vidun. Norėjo uždegti šviesą, kad galėtų apžiūrėti jo veidą, tačiau svečias pasakė labai gerai, jei nepažįstu. Niekuomet negirdėtų balsų. Nedeg šviesos, nei čia, nei kambaryje. Šiąnakt tokia puikia mėnesiena. Danguolė paklusniai linktelėjo galvą, svečias nusivilko paltą, juodu nuėjo į kambarį. Jis atsistojo prie lango, vėlgi lyg tyčia taip, kad negalėtum apžiūrėti jo veidą. Tai nori parūkyk, atsakė ji. Aš tai jau atnešiu kavos. Danguolė sakė svečiui tu, nors matė, veikiau nematė. Jei tai priklauso nuo veido, ji pirmąsyk. Tai kaipgi tu gyveni? Kaip visuomet, atsakė ji gūžtelėjusi pečiais. Įtemptai mėgindama įžiūrėti svečio veido bruožus, Danguolė staiga suprato, kad jų išvis nėra. Ji neišsigando, neapstulbo, neaiktelėjo, nekrūptelėjo, tai išvydusi veikiau pajuto palengvėjimą. Danguoliai buvo puikiausiai pažįstama šis nepažįstamas veidas. Jei tai išvis įmanoma pavadinti veidu. Tai, kas neturi bruožų. Tas veidas teikia net kažkokio pasitenkinimo, kaip kad baltutėlis popieriaus lapas, kuriame gali rašyti, ką tik sumanysi. Ar tu mane pažįsti, paklausė jis. Jis siurbtelėjo kavos prieš atsakydama. Žinau, tu atėjai čia ne tam, kad mane įskaudintum, išprievartautum, apvogtum ar nužudytum. Tardama paskutinius žodžius, Danguolė suvokė, kad jei toks atsakymas nebuvo reikalingas. Ji gūžtelėjo pečiais ir atsisukusi veidrodį nužvelgė savo blyškiai grakštų atspindį mėnesienoje. Svečio ten nebuvo. Tačiau ne tai jos neišgąsdino. Tikiuosi, tau malonu su manim, pašaipiai paklausė svečias, gurkštelėdamas vyno. Tau patinka mano balso ironija, mano bruožai, kurių nėra. Veidrodėje neatsispindintis atvaizdas, nekrintantis ant grindų šešėlis. Tu juk nesi velnis, labai tvirtai pasakė Danguolė. Nors tai tikriausiai turėjo būti klausimas. Svečias linktelėjo galvą ir buvo visiškai neaišku, ką jis tuo patvirtina. Aš laukiau ne tavęs, pasakė gniauždama žiedą saujoje. Ne tokio stebuklo. Tu esi su manim nuolatos. Aš laukiau kažko kito, nutęsė ji, pažerdama baltų žiedlapių žemėn. Ne, tu laukiai kaip tik manęs. Aš žinau, kaip tu kiekvieno sutiktojo veide ieškai mano bruožų. Ieškai ir nerandi. Tu supranti, kad neatsiras toks, kursai galėtų mane atstoti. Liūdesys loštelėjo atgal, kai Danguolė žėrė jam į veidą saują žiedlapį ir tęsė. Niekas nesugebės manęs išstumti iš tavo gyvenimo. Užvaldyti tavo minčių, jausmų, sielas, taip pat kaip tai padariau aš. Jei šiąnakt čia būtų atėjęs tas kitas, kurio tu turėsi laukianti, judu būtumėt pasikalbėję, gal net pasimylėję. Tačiau jau rytą, kitą dieną, po savaitės ar po mėnesio jis būtų išvytas iš tavo gyvenimo. Ir tu vėl tekina klubdama bėgtum atgal pas mane įsitikinus, kokie jie visi bejėgiai. Jos akise tvenkėsi ašaros. Danguolė palenkė galvą, nenorėdama jų rodyti savo liūdesiu. Tu juk mane myli ir vienintelį tikrą savo jausmą bijai prarasti. Tu tiki savo meilę man ir aš tikiu. Kogi daugiau bereikia. Aš užpildžiau tuštumą tavyje. tą gaužiančią akimirką, kuri vadinama vienatvė.
Su manim tu niekuomet nesijausi vieniša, bet vos tik kelias dienas mane pametus, pabūni su kitu, vienatvė darosi nepakeliama. Tu vėl tekina klubdama bėgi atgal pas mane įsitikinus, kokie jie visi bejėgiai. Tu jau sakei, toji frazė kvailai skamba tavo lūpose. Tau jau 27. Tu jau 2 mirei iš meilės. Abu kartus aš tave prikėliau. Tau nevalia bėgti nuo manęs, 3 kartas nemeluoja, tu nebeprisikelsi. Aš nepabėgsiu, tyliai atsakė ji, gniaužydama iškart kelis šlamučių žiedus. Liūdesys prisipylė dar vyno ir dzingtelėjo savo stiklu į jos tuščią taurę. Toliau kalbėjo. Tu juk perskaitai kažkur ir užsirašei savo dienoraštę. Meilė idėjai stipresnė nei meilė žmogui. Iš meilės niekas nemiršta, atsakė ji. Vėl sukūkčiojo, gniaužydamas šlamutį. Danguolė kandžiojo lūpas, nežinodama juoktisai ar verkti. Liūdesys atidarė langą ir mėnesiena kliokte klioktelėjo vidun. Danguolė priėjo prie jo, įsitvėrė palangės, kad plūstantis mėnesienos krioklys nenublokštų šalin. Pabučiuok mane, sušnibždėjo ji. Liūdesys pasilenkė ir Danguolė išvydo, kad jo veidas anaiptol nebuvo blyški plynė dėmė. Jame buvo 1000 veidų, tie, kuriuos jį matydavo kasdien. Prabėgomis, tik sykį, kurių nebuvo regėjusi ir niekuomet sutikusi, kurie gyveno kieno nors paveiksluose, muzikoje, sapnuose, vaizduotėje ar svajonėse, kurie čia nepasirodys, kuriuos įmylėjo, tarėsi mylinti, dėl kurių mirė, ar kuriuos galėjo mylėti, kuriems buvo abejinga, kurių nepastebėdavo, nemėgo, neapkentė, visų jūsų veidai irgi buvo ten. Danguolė pajuto vėsų, lengvą savo liūdėsio prisilietimą. Pajuto, kad srūva jos tarpupirščiai ir pati būtų virtusi ašaromis, vandeniu ar mėnesieną. Išvydo jo atspindį savo čiurlenančiose gelmėse. Jautė, kaip kyla ir teka drauge su liūdėsiu pro atvirą langą. Kaip mėnuo atspindi, švyti, blikčioje. Kambarys liko tuščias. Aš anaiptol nenoriu jums įrodinėti, kad Danguolė ištirpo savo liūdesyje. Susiliejo su jo, nuskendo mėnesienoje, išskrido ir iššoko pro langą. O jei geidžiate sužinoti, kuo baigėsi visa ši istorija, pamėginkite vakar. Kokį sykį mėnesienoje, kukuojant gegutėms, obelų žiedlapiams byrant, sumišai su pirmąja kruša, degiojant žvakeles ant nelankomų kapų vėjuotą vėlinių naktį, bastantis ledo lyčių kuždėjimus klidinais paupiais, jazminų kvapo pažadintais iš slogaus sapno. Švelniai paimkite už ranko savo liūdesį ir pažvelkite jam į veidą. Atsiminsite. Mėnesienoje? Gal tai padės jums iš čia ištrūkti. 1980 1983. Katučių ploja kažkas tai už kadro. Prezidentė ploja. Knygų kalėdos. Virginija, kodėl šita novelė? Ką labai jau tokia romantiška. Ne, šiaip graži novelė. Man kažkaip jinai labai, nežinau, gal atpažįstama. Tokia novelė be veiksmo, bet labai tiksliai aprašytas vidinė jausena, tiksliai aprašyta. Labai dažna galbūt mūsų aplinkoje. Gerai, o kaip dažnai tau tenka skaityti? Dabar taip nurimame, žinai, rimtis tokia atėjo ir aš dabar pradėjau mąstyti ir apie patį siužetą novelės ir apie pačias pakalnutės pakalbėkim iš tikrųjų iš tos dar pusės.
iš tavo tokio darbinio proceso po Kalnučių metų truputėlį prisimint dabar nurimusios aistros, nes premjera įvyko lapkričio 14, tai kol vyksta darbinis procesas ir premjeriniai pasiruošimai, tai labai truputėlį tokios daug sumaišties, aš manau, kad yra. O kadangi jau dabar praėjęs tas laikas, porą mėnesių ir truputėlį šiandien tokia ir diena prisiminti tas Pakalnutės, ar ne, ir tokia visai kita novelė, tai kaip tau iš šios dienos perspektyvos atrodo ta visa premjera ir tas tavo režisūrinis darbas? Kažkaip procesas labai ilgas mūsų buvo. Repetavimą pradėjom dar pavasarį, o pabaigėm tik tai lapkritį. Ir dar nebaigtinis. Ir dar nebaigtinis. Tai palyginus labai ilgas procesas, bet tuo pačiu labai tas procesas gal padėjo prisijaukinti tą medžiagą. Ir kažkaip ne tik pirmą įspūdį susidaryti apie medžiagą, apie noveles, o kiekvieną po poros mėnesių vis kažkokia detalė nauja pasirodydavo. Tas procesas toks neišvengiamai turbūt labai, jeigu galima taip pasakyti, aistringas, nes ta aistra labai blaškosi nuo tokių kraštutinių jausmų iki negalių, iki euforijos turbūt. Tai kai kažkas pavykdavo, tai aišku būdavo labai smagu, kad atrakinom. Bet čia amžinas teatrinis dalykas, kaip išlaikyti tą atrakintą dalyką. Taip ir knyga, vat kartais tą pačią Danguolę novelę skaitai ir jeigu tokia nuotaika, kaip, nenoriu keiktis, bet suknista tokia, tai ir ta novelė atrodo tokia, nu kas čia per novelę. O kitą kartą labai ramiai skaitai ir galvoju, kaip gražiai parašyti. Ar Ivanauskytė tavo rašytoja? Na, iš principo, tai yra tavo svajonių spektaklis, kurį tu norėtum režisuoti ir tavo santykis į pačią režisūrą. Tai ne pirmas darbas, Virginija yra režisavusi vaikiškus spektaklius, tokius kaip Kakė Makė, jau kelis variantus. Ir man atrodo dar yra ir su mimais, kadangi specializacija Virginijos yra labai tokia reta, įdomi, tai yra mimė, aktorė mimė. Tai yra tų režisūrinių darbų, tai tiesiog tik tai galbūt koks tavo požiūris į pačią režisūrą ir tai yra tavo? Sunkus darbas ta režisūra, man atrodo. Kažkaip gal sunkus nesugalvoti idėją, ką tu nori padaryti, o sunkus darbas yra tą komandą kažkaip išlaikyti, suburti. Sunkiausias turbūt yra santykiai tarp kolektyvo. Kažkaip režisierius vis tiek turi būti tas žmogus, kuris kažkaip išlaikytų tą ašį, kad nenusvirtumėm į vieną ar į kitą pusę. Tai pagalvojau, kad kai pabandžiau režisuoti, labai gerai pradėjau suprasti režisierius, ko jie nori iš manęs kitose spektakliuose. Tai tas gal iš dalies sunku, bet iš kitos dalies investicija į savo pačios darbą. Nes kai sėdi tarp 20 žmonių ir režisierius iš tavęs kažko nori, reikalauja ir kitą dieną vėl ir atrodo jis prie tavęs kabinėjasi, ko iš tavęs nori, bet kai pats pabūni kitoj pusėje, supranti, kad... Ir pagarba turbūt atsiranda, ar ne, ir visai kitas santykis ir... Bet iš tikrųjų kažkaip... Sakė, į pabaigą mums jau reikia. Nes čia mes, aišku, apie režisūrą, aktorinius darbus ir spektaklius turbūt galėtume visą dieną plepėti. Mes dar tą ir darysime, pasilikę. Grįžtant prie Ivanauskaitės, ar mano rašytoja ar ne, tai gal nėra ta rašytoja, kur aš norėčiau kiekvieną kartą vis atsiversti ir iš naujo skaityti, nes jos novelės ir kūriniai nėra lengvi. Bet kas man patinka, kad kiekvienoje iš tų atrodytų tokių gana paprastų siužetinių linijų labai būna geras toks netikėtumo momentas. Tai ir vat skaitai ir kiekvieną kartą lauki, ką jinai užšifruos kiekvienoje novelėje. Ir tas turbūt yra įdomiausia, nes kai pasiimi kokį
dažnai romantinį kūrinį, tai gali laukti arba susitaikę, arba išsiskyrę, ar vaikų susilaukia, ar ten su kitu pabėga. O čia niekada negali žinoti, kas bus netikėta. Kiekvienoje novelėje yra kažkas, arba personažas labai keistas atsiranda, galbūt net nerealistiškas, arba siužetas labai pakrypsta į tokią pusę, kad jos specifika yra tokia, kad prasideda vienaip, o baigėsi visiškai netikėtai ir dar su mistikos tam tikrų atspalvių iš tikrųjų. Nors man turbūt gražiausias yra Jurgos eilės. Tai sekančią kartą mes jį skaitysime. Virginija, ar klausimų mes turime? Reikia atsakyti kažką tai? Tik patikslinant dėl klausimo, gimtajame krašte ar bus spektaklių, va čia Virginija. Tai tada vasario 21 Šalčininkų kultūros centras 17:30 Virginijos režisuotas darbas Pakalnučių metai. Prabangas mes jau rodėm Šalčininkų. Rodėm pernai. Jeigu reikės, parodysim ir šiais metais Kas klausė mano klasiokai? Klausė Kirilas. Kirilas klausė. Guršajevas. Kirilas. Pažįstu, labas Kirilai. Labas Kirilai. Gerai, Virginija, labai trumpai apie ką šiandieną darai, ką veiki, ar ne? Šiandien aš jau turiu būti repeticijai pas irgi Kirilą, tik tai kitą Kirilą. Ir jeigu jis mato šitą tiesioginę, ten manęs piks, ką aš vėluoju. Ne, tai mes labai misiją gražią vykdom, mes skatinam žmones skaityti ir viskas į vienus vartus. Ir tai yra kūrybinis vėlgi procesas. Tai tada atsisveikinam apie kitą kartą. Apie kitą kartą mes kalbėsime su, man Judita pasufleruos vardas pavardė žmogaus, su kurį kalbėsim. Tai Baltojo Kiro dainininkas. Taip, tik tai dabar vardą ir pavardės. Na, užkrito. Tautvydas. Nu, parašysim, pasakysim. Tai taip, ir tada dar noriu priminti, kad rašykite, aktyviai dalyvaukite, dovanosim bilietus, vaišinsime kava, o kas atbėgs pas mus į live streamą, į kavinę, nepatingės atsikelti taip anksti menininkams 10:30, 10:11, tarp 10 ir 11, atbėkit, gausit kavos, pavaišinsim. Šiandieną labai noriu padėkoti Virginijai, kad rado laiko. Ačiū kolegė. Bet ne paskutinis kartas, mes dar eilės skaitysime. Gal tada vakare eilės? Jo, vakare. Darysim vakarinius, naktinius live streamus. Ir tada jau turbūt užsienio literatūrą, žinai, galėsim skaityti. Aš jau išsirinkau užsienio. Knutą Hamsuną. 50 atspalvių tų pilkom. Gerai, viskas, mes jau išeinam. Ate! Geros dienos visiems, nesušalkite, gerkite kavą ir skaitykite literatūrą. Viskas, ate.